išstūmęs arklių pašto stotis. Vykstame į Kybartus, kad sužinotume, kas išliko iš garsiosios Virbalio aukščiausios klasės geležinkelio stoties. Laukti prie uždarytos pervažos Kybartų gyventojų kasdienybė. Pasienio miestelėje yra ir ilgiausias Lietuvoje pėsčiųjų tiltas, nuo kurio atsiveria vaizdas į bent 10 bėgių linijų. Tarpukariu architekto Vytauto Landsbergio Žemkalnio projektuotos katalikų bažnyčios bokštai, bei dar senesnė cerkvė, pastatyta darbininkams tiesusiems geležinkelį. Mes dabar esame geležinkelio stoties ant geležinkelio stoties perono. Ir ši geležinkelio stotis tai yra šiandieninė geležinkelio stotis, bet kalbant apie senovinę geležinkelio stotį, tai reiktų pažymėti, kad jinai yra pastatyta 1870 metais. Tai buvo tikrai didžiulė geležinkelio stotis, kurie vakarų Rusijoje nusileido savo dydžiu tik tai Sankt Peterburgo geležinkelio stočiai. Šioje stotyje buvo daug poilsio kambarių, vienas iš jų tai buvo caro Nikolajaus, kuris čia atvažiuodavo dažnai ir palikdavo savo traukinį ir važiuodavo žmonos tėviškę, kuri buvo Vokietijoje. Sankt Peterburgas Varšuva kelio aukščiausios klasės geležinkelio stoties Kybartuose amžininkas vandens bokštas, iš kurio garvežiai pasipildydavo vandens atsargas. Vietiniai sako, kad pagal savo paskirtį buvęs gerokai per aukštas, matyt tarnavęs ir kitų tikslų – žvalgybai. Tačiau tuo metu, kai čia lankėsi Rusijos caras, stotis nebuvo vadinama Kybartų. Prieš darant projektus buvo numatyta, kad geležinkelio stotis turėtų būti maždaug 5 km nuo Kybartų, kadangi tai yra Virbalio teritorija jau, tai ir ta stotis turėjo vadintis Virbaliu. Bet paskutinio momento buvo vis tik tai nuspręsta, kad statyti geležinkelio stoties šitą komplektą visą reikalingą Kybartuose prie pat sienos su Vokietija. Aukščiausios klasės imperinę stotį projektavo prancūzai. Statė vokiečiai. Antro pasaulinio karo metu buvo geležinkelio stotis subombarduota ir teko ją atstatyti tik tai tokio dydžio, kokio šiandieną yra jinai. Atstatyta Kybartuose stotis net ir tarybiniais metais buvo tebevadinama Virbalio. Buvo traktuojama kaip tai Virbalio geležinkelio stotis, todėl pirkdami bilietus, pavyzdžiui, Maskvų, mes visą laiką pirkdavo žmonės į Virbalį geležinkelio stotį, nes Kybartų geležinkelio stoties tokios kaip tai ir neegzistavo. Istoriniuose atvirukuose išliko Virbalio geležinkelio stoties ir muitinės pavadinimas, prigijęs po Pirmojo pasaulinio karo. Anksčiau prie caro stotis buvo vadinama Veržbolovo. Šį pavadinimą iš užmaršties prikėlė rašytojas Marius Ivaškevičius, kurio esė taip pat vadinasi Veržbolovas, kuriam Kybartai taip pat brangus, čia atostogaudavo pas senelius. Pirmi 10 metų buvo, kai mes važiuodavom pas senelius, vėliau važiuodavom į kapus. Maždaug 2 kartus per metus į senelių kapus, kai jie mirė, ir užvažiuodavom pas tą mūsų giminaitę Gražiną, išgerti kavos, sušilt, kažko užvalgyti. Ir kažkur 10 metų, šiek tiek daugiau kaip 10 metų atgal, buvo vasara, mes ten kažką gėrėm kavą ir staiga sako, žiūrėkit, vonė iš tikrųjų buvo tokia spūdinga marmurinė vonė, sena. Sako, ta vonė buvo visą laiką stovėjo pas mus kambarį, ten ant jos buvo kažkas tai, ar nebos nelova padaryti, žodžiu, tokia pusiau paslėpta. Ir sako, čia yra iš tikrųjų, čia reiškia tas namas ir tas kambarys buvo carų kambarys, reiškia, kai jie važiuodavo pro Kybartus. Ir jinai sako, gal žinot kokį nors žmogų, kuris suprastų jos vertę ir galbūt ir galėtų ją nusipirkti. O jinai tuo metu stovėjo išnešta į sodą. Ir tada pirmą kartą aš išgirdau tie carai, tie stotis, man pirmą kartą iškilo kaip kažkoks faktas, kurį anksčiau nieko nežinojau, ir pradėjau šiek tiek domėtis. Netoliese senelių namo caro laikus menanti elektros stotis, kurioje tekdavo žaisti. Šiandien istorinis pastatas apleistas. Nebereikalinga ir buvusi geležinkelininkų pirtis. O paskui buvo vokiečiai, kaip visada čia jie
tokie yra Europos, nežinau, ieškotojai dabar visų visokių prarastų, užmirštų vietų. Tokia labai garsi leidykla Vokietijos Zurkamp. Jie nutarė leisti tokią esė antologiją ir kiekvienoje šalyje surasti po objektą, kuris kažkada buvo svarbus, didelis, dabar yra prarastas, užmirštas. Ir, už Lietuvos pasiūlė man surasti, rašyti tą esė. Ir paskui, aš prisiminiau tą vonę, kai buvo tos knygos pristatymas Berlyne. Prie manęs priėjo tokia vokiečių pora. Sako, žinot, mus labai sujaudino, reiškia, tas rašinys, ta istorija. Ir mes su žmona nutarėm, mes važiuosim, reiškia, į tos Kybartus. Sakau, bet jūs turėkite omeny, kad ten nieko nėra, visą tai, praktiškai nelikę nepėdsakų, ten vienas kitas. Sako, mums nesvarbu. Sako, mes turim, reiškia, šitą dokumentą, mums užtenka pasivaikščioti per tas vietas, ta prasme, ir aš tada iš tikrųjų supratau, kad iš tikrųjų žmonės važiuoja ne vien pamatyti, bet kartais jie važiuoja iš tikrųjų pabūti, pajausti vietas, kuriuose kažkas buvo, apie kuriuose kažką žino. Ir man atrodo, čia dar yra galbūt iš tikrųjų Lietuvai tokia neatrasta niša, nes mes bandom parodyti kažką, nežinau, kažką didingo, įspūdingo. Iš tikrųjų galima atsivežti žmogų ir tuščią vietą ir sakant, tiesiog pasakoti jam legendą ar tikrą istoriją ir jisai pamatys daugiau negu žiūrėdamas į Valdovų rūmus. Nuo pėsčiųjų tilto Kybartuose atsiveria vaizdas į dar vieną caro laikus menantį istorinį pastatą – tai muitinė. Pasakojama, kad joje esantys požymiai kadaise vedė iki Rytprūsių. Mes randamės dabar požymiuose, kurie buvo suprojektuoti prancūzų inžinierių, pastatyti vokiečių darbininkų ir jie pastatyti ir įvesti eksploatacija buvo 1870 metais. Kokia paskirtis šitų rūsių buvo? Pagal rašytinius šaltinius yra pasakyta, kad tai buvo pirmiausia konfiskuotom prekiam, kurie buvo srautais ėjo per muitinę. O antras variantas yra, kuris tikriausia teisingiausias yra, tai būtų produktų, kurie buvo vežami į Vokietiją iš Rusijos sandėliavimui. Šiuose sandėliuose buvo daug ledų pridėta ir temperatūra buvo gana žema, todėl visi maisto produktai buvo šaldomi. Kam reikalingas šitas dalykas buvo? Kadangi skyrėsi bėgių plotis, tai visi traukiniai, kurie atveždavo produktus, buvo stabdomi ir iš traukinių iš garvežių iš vagonų iškraunami produktai, čia sandėliuojami ir toliau perkraunama į siauresnį geležinkelį vežimui į Vokietiją. Noriu pabrėžti tai, kad tuo metu Rusija per Kybartų šį muitinę veždavo apie 10% importų ir eksportų. Šiandienai šiame pastate yra įsikūrusi maisto veterinarijos tarnyba geležinkelio posto. Ir 2002 metais remontuojant šį pastatą buvo pastebėta, kad po šiuo pastatu yra kažkokie rūsiai. Atidarius buvo pamatyti, kad tai yra vanduo ir ištraukus vandenį, kurių buvo labai daug, pamatė, kad tai yra rūsiai. Tenka būti gidu ir gerai, kad taip yra, kad galima papasakoti apie Kybartus, galima papasakoti apie požemius ir visi išvažiuojantys tikrai pasilieka tik gerą įspūdį. Nu tai ką, lendam? Lendam. Prašom. Žingsniuojame raudonomis plytomis dar prie caro grįstų keliu. Senovinės plytos, raudonos degintos plytos. Matoma, jos yra atvežtos iš Vokietijos, nes tokių plytų dar tikrai tais laikais negamino Lietuvoje. Čia va buvo durys įėjimų į traukinius, kuriais atveždavo dar likę lankstai senoviniai, bet medis jau neišlikęs ir todėl užmūryta. Manom, kad čia buvo
sandėlio vedėjo kabinetas, nes yra sienos ir yra padaryta išėjimas ir toks kabinetukas visai būtų kompaktiškas. Yra ventiliacija padaryta. Muitinės rūsių ilgis per 100 metrų. Šitas yra išlikęs dar originalas. Reiškia, nebuvo matytų raudonų plytų, bet buvo išbaltinta, taip kad sandėliai buvo gražūs. Ir ta juoduma visa, kur yra, tai buvo iki 2002 metų vandens lygis šiuose rūsiuose. Ir štai požemio aklagatvis. Tačiau tai dar ne kelio pabaiga. Pirmiausia, tai matosi durys matomai ir už jų manoma, kad tai yra tuneliai, kurie pagal senųjų žmonių pasakojimus buvo sujungtas, šitas rūsys buvo sujungtas su geležinkelio stotimi ir kitais objektais, kurie yra čia. Reikėtų vis tik atkasta, kad galėtume tai įsitikinti. Aš tikiu, kad bus kada nors tai padaryta.